Uždavinys apie Miką ir apie Titą. Na, pabandom spręsti. Mikas pirko X rašiklių. Kiekvienas rašiklis kainavo 1,9 eurų. Titas pirko 6 rašikliais daugiau nei Mikas ir kiekvienas rašiklis kainavo 1,2 euro, tai reiškia buvo pigesnis. Tai dabar kaip mums reikėtų suskaičiuoti, kiek iš viso buvo sumokėta pinigų? Tokiais atvejais visą laiką, jeigu tiksliai nežinai, pamodeliuok situaciją. Jeigu, pavyzdžiui, tu pirktum 2 rašiklius po 3 eurus, tai kaip sužinotum, kiek pinigų išleidai? 2 kart 3, 6 eurus. Tai jeigu Mikas pirko X rašiklių po 1,9 eurus, tai Mikas išleido iš viso 1,9 dauginta iš X eurų. Titas pirko ne X rašiklių, o 6 rašikliais daugiau, reiškia, Titas pirko X plus 6 rašiklių. Bet už tai kiekvienas rašiklis kainavo 1,2 euro. Tai Tito sumokėta suma yra štai tokia, X plus 6 rašikliai po 1,2 euro. Mikas sumokėjo štai tiek, Titas sumokėjo štai tiek, na, o jie abu kartu sumokėjo štai tiek. Gautą reiškinuką mes galime atskleisti ir suprastinti. Nėra labai būtina tą daryti, nes sąlygoj nenurodyta, kad mes turėtumėm čia suprastinti. Bet mes tiesiog suprastinam. Atskleidžiu skliaustus 1,2 kart x 1,2x ir va čia va padauginu ir gaunu 7,2. Na, o dabar sudėsiu ir kągi aš gausiu. Aš iš viso gausiu 3,1x plus 7,2. Įrašau į tam skirtą vietą 3,1x plus 7,2. Štai tiek pinigėlių jie abu sumokėjo. Antroji uždavinio dalis reikalauja sužinoti, kiek rašiklių pirko Mikas. O Mikas, prisimink, pirko X rašiklių, reiškia, X-iuką mums reikės rasti. Jei abu vaikinai sumokėjo štai 22 eurus ir 70 centų. Tai mes žinom, kad jie sumokėjo štai tiek ir čia mums duota ta suma, mes sudarome lygtį, mes tiesiog sulyginam 2 lygius dalykus. Jie sumokėjo 3,1x plus 7,2 ir tai yra 22,7 euro. Štai sudarėme lygtį. Sudarėme, tai dabar imkime ir įspręskime. Čia yra 3,1x bus lygų 22,7, atimsiu 7,2 iš abiejų lygties pusių. Na, atlieku šitą veiksmą, kiek čia bus? 15,5. Ir dabar abi lygties pusės padalinu iš 3,1. Gaunu x lygų 5. Tikėtina, kad nesuklydau, juk negavau pusę rašiklio, ar ne? 5 rašikliai, labai geras atsakymas. Mikas pirko 5 rašiklius. Jeigu mūsų klaustų, kiek pirko Titas, tai jis pirko 6 daugiau, jisai būtų pirkęs 11 rašiklių, bet mūsų nieks neklausė, mes tiesiog parašėm 5 ir taip pabaigėm spręsti uždavinuką.